Kaip ir daugelio jūsų, mano dienos taip pat yra labai intensyvios. Dirbu su savo klientais, daug keliauju darbo reikalais, rūpinuosi šeima ir tuo pačiu stengiuosi pasirūpinti savimi. Būtent todėl funkcinė energija man tapo tokia svarbi. Svarbiausia suprasti, kad čia kalbama ne apie greitą energijos pliūpsnį. Esmė turėti tinkamą energiją tiek kūnui, tiek protui, kad visą dieną galėčiau dirbti geriausiu savo pajėgumu. Ir netrukus jūs taip pat galėsite tai patirti su šiuo išskirtiniu gėrimu. Šiandien labai džiaugiuosi galėdama pristatyti XS Elite Focus ir parodyti, kaip funkcinė energija gali padėti ne tik kasdieniniam produktyvumui, bet ir jūsų verslo augimui. Todėl siūlau pasižymėti svarbiausias mintis. Jos tikrai pravers ateityje pristatant XS Elite Focus. Kas jau ragavote XS Elite Focus? Pirmiausia, noriu paklausti, kas iš jūsų jau spėjo paragauti šio gėrimo. Aš jį turiu čia su savimi. Jeigu jau ragavote, parašykite pokalbio langelį ir parodykite nykštį. Matau, kad daugumą jau turėjau galimybę jį išbandyti. Puiku. O jei dar neragavote, nesijaudinkite, labai greitai jis pasieks ir jūsų namus. Kaip matote, aš pati dabar jį geriu ir nekantrauju papasakoti daugiau. Kas yra funkcinė energija? XS Elite Focus tai pirmasis naujos kartos XS gėrimas, sukurtas remiantis funkcinės energijos principais. Karlos jau šiek tiek papasakojo apie šią koncepciją, tačiau norėčiau ją papildyti. Funkcinę energiją reikėtų suprasti kaip tikslingai suderintą ingredientų sistemą, kurios sudedamosios dalys veikia kartu tomis dienomis, kai iš mūsų reikalaujama daugiausia. O tokių dienų turbūt turime visi. Pavyzdžiui, ar yra buvę, kad diena labai užimta, tačiau nesijaučiate pakankamai produktyvūs? Ar po pietų pastebite, kad pradeda silpti koncentracija? O gal sporto treniruotę pradedate kupini energijos, bet įpusėjus jaučiatės visiškai išsekę? Tai visiškai normalu. Būtent tokioms situacijoms ir sukurtas XS Elite Focus. 3 pagrindiniai ramsčiai. Šis produktas remiasi 3 pagrindiniais principais. Pasižymėkite juos. Energija, power. Antras, susikaupimas ir protinė veikla. Focus and mental performance. Ir trečias, psichologinė pusiausvėra. Physical balance. Tai yra 3 pagrindiniai XS Elite Focus ramsčiai. Energija. Ryte mūsų organizmui reikia įjungti sistemą. Todėl XS Elite Focus sudėtyje yra natūralus kofeinas iš žaliųjų kavos pupelių, kuriuose daugiau fitonutrientų. Ženšenis. Šie ingredientai padeda didinti budrumą ir susikaupimą. Kartu B grupės vitaminai palaiko normalią energijos apykaitą. Susikaupimas. Kai organizmas jau įsijungia į aktyvų režimą, ši ingredientų kombinacija padeda ilgiau išlaikyti dėmesio koncentraciją. Ypač svarbus B grupės vitaminai, kurie prisideda prie normalios protinės veiklos, ypač tada, kai reikia didelio susikaupimo. Psichologinė pusiausvyra. Trečiasis svarbus ingredientas yra magnis. Jis padeda palaikyti normalią raumenų veiklą, išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, užtikrinti normalią nervų sistemos veiklą, palaikyti sveiką neuromediatorių veiklą. Visi šie ingredientai kartu sudaro vieningą sistemą. Jie papildo vienas kitą. Galima sakyti, kad jie veikia tarsi puikiai suderintas simfoninis orkestras. Klausimas auditorijai. Dabar noriu jūsų paklausti. Jeigu reikėtų šiuos 3 ramsčius surikiuoti pagal svarbą, kurį pasirinktumėte pirmą? Energiją, susikaupimą ir protinę veiklą, psichologinę pusiausvyrą. Parašykite savo atsakymą pokalbių langelyje. Bet tavo atsakymus. Vieni renkasi energiją, kiti susikaupimą, dar kiti psichologinę pusiausvyrą. Tiesą sakant, visi 3 yra vienodai svarbus. Ir būtent šių 3 elementų derinys daro XS Elite Focus visiškai kitokį nei visi ankstesni XS produktai.
Tai ne dar vienas energetinis gėrimas. Noriu, kad tai labai aiškiai įsimintumėte. XS Elite Focus nėra tiesiog naujo skonio XS gėrimas. Tai visiškai nauja produktų kategorija. Jis nebuvo sukurtas konkuruoti su įprastais energetiniais gėrimais ar net su ankstesniais XS energetiniais gėrimais. XS Elite Focus yra aukštesnio lygio produktas, turintis kitokią paskirtį. Jis skirtas žmonėms, kurie nori išlaikyti aštrų protą, būti fiziškai pasirengę ir pasiekti geriausių rezultatų pasitelkdami funkcinius ingredientus. Todėl siūlau apie XS Elite Focus galvoti kaip apie aukščiausios klasės energijos evoliuciją. Tai nedaugiau energijos, tai išmanesnė energija. Būtent tai verta pristatyti šį produktą klientams. Ne daugiau energijos, o išmanesnė energija. Kiti svarbus privalumai. Be funkcinių ingredientų sistemos XS Elite Focus turi ir kitų svarbių privalumų. Jis neturi cukraus, neturi taurino, turi mažiau nei 10 kilokalorijų vienoje porcijoje. Neturi dirbtinių konservantų, yra natūralaus gvajavos skonio, saldinta stevija, papildytas vaisių sultimis, sudėtyje yra natūralus kofeinas iš žaliųjų kavos pupelių ir ženščenis. Šios privalumus taip pat verta pasižymėti, tačiau nebūtina jų visų vardinti vienu metu. Rinkitės tuos, kurie labiausiai atitinka konkretaus žmogaus poreikius. Kalbėkite apie tai, kas tam žmogui svarbiausia. Kodėl verta rekomenduoti XS Elite Focus? Yra dar 3 priežastys. Pirma, labai lengva pradėti pokalbį. Tai produktas, kuris natūraliai tinka kasdieniniam gyvenimui. Visi pažįstate žmonių, kurie gyvena labai intensyviai, turi įtemptą dienotvarkę, ieško energijos be cukraus, nori būti produktyvūs svarbiomis akimirkomis, ieško sveikesnės alternatyvos kavai ar saldiems energetiniams gėrimams. Antra, tai kasdieninio vartojimo produktas. XS Elite Focus lengvai tampa įpročiu. Esu beveik tikra, kad kartą paragavę norėsite jį įtraukti į savo kasdieninę rutiną. Tai bus ne tik jums, bet ir jūsų klientams. Kada geriausiai jį vartoti? Pavyzdžiui, ryte, kad dieną pradėtumėte susikaupę ir energingi. Po pietų, kai pradeda mažėti energija ir koncentracija. Prieš treniruotę arba svarbų susitikimą, kai norite būti geriausios fizinės ir protinės formos. Klausimas jums, o dabar noriu paklausti jūsų. Koks būtų jūsų idealus momentas išgerti XS Elite Focuso? Galbūt ryte, po pietų, prieš sportą, prieš svarbų susitikimą, o gal turite savo variantą? Parašykit. Skardinės dizaino istorija. Prieš tęsdama noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną išskirtinę detalę. Pažvelkite į skardinės dizainą. Galbūt skaidrėje tai matosi dar geriau. Ar matote žemynų kontūrus ir mažą lėktuvą, skrendantį aplink pasaulį? Šis dizainas nėra atsitiktinis, jis turi ypatingą prasmę.